Planavimo horizontas. Įdomus klausimas. Koksai jisai yra? Jeigu mes žiūrim į planus įmonių ir ypatingai kaip verslas kūriamas, tai horizonto planas minimum 7 metai arba 10. Bet pirminis etapas yra porą metų. Jeigu mes pažiūrėsim į planavimą mūsų gyvenimą, tai jisai planuojamas kažkur tai iki 20-30. Pirmas etapas tai mokykla, tai iki 18. Po to, kai pasiseks, istorinė patirtis yra tokia, kad iki 30 mums planuoja gyvenimą mūsų tėvai. Viskas, kas vyksta toliau, tai vyksta pagal tam tikrą istorinę patirtį, kurią mes gavom nuo mūsų šeimos ir sociumo. Ir čia yra didžiausias iššūkis. Iššūkis tiems, kuriems yra virš 50. Koksai? Plano orios, sveikos senatvės nėra. Taip, galiu tiksliai konstatuoti, įsitikinęs. Kodėl? Todėl, kad mūsų tėvai ir seneliai to neturėjo. Taip, jie, jeigu paimt mano tėvus ir senelius, tai pensija išeidavo ten šiek tiek virš 50. Ir po to prasideda etapas, kada žmonės pradeda sirgti. Ir tos senatvės orios, ir kaip dabar, apie ką dabar visi svajoja, jos nebūdavo. Tiesiog ėjo lygiagrečiai pastovus lėtinių ligų surinkimas. Tiesiog surenka žmogus. Kaip buvo viena, dasideda ir taip po truputį iškeliauja į napilį. Tai toks scenarijus. Mums, kurie gyvena dabar, o tiems, kurie jaunesni, turiu omeny, kam dabar apie 40, tai scenarijus yra visai kitoks. Jiems reikės pakankamai ilgai dirbti, būtų ant bangos. Ir ne taip, kaip man kol kas dabar truputėlį virš 60. Aš galvoju, jų situacija bus tokia pat, kaip bus 70. Dėl demografijos ir kitų priežasčių. Tai kaip išlikti sveikais ir energingais tame laikotarpyje. Čia prasideda naujas planas. Visai kitoks. Visai kitas scenarijus. Visai kiti reikalavimai. Ir kiti iššūkiai. Iššūkiai, kurie susiję jau ne su traumom, arba su lygom, kurios susijęs su virusais. Ir tam tikra perkrova, kurią mes gaunam, kai būna apie 40-35, arba truputėlį daugiau, o su visai kitais. Su to, kaip susidėvėjo mūsų kūnas. Ir kaip padaryti, kad tas kūnas, kuris dėvisi, sensta, būtų darbingas. Kaip tą padaryti? Ir va čia numeris 1 yra tam tikra prevencija, bet jinai personalizuota. Ir prasideda nuo to, kad reikia atlikinėti tam tikrą diagnostiką. Tai nereiškia, kad reikia ištirti save visą, nežinia kaip, pagal visus parametrus ir po to daryti taip vadinamą biohackingą, kada pradeda vartoti tam tikrus preparatus, kurie pakeis, pagerins tam tikrą vieną arba kitą fiziologinį arba biologinį rodiklį. Iš tikrųjų, mes esam sistema ir turi būti sisteminis priėjimas. Norit sužinoti apie tai? Prenumeruokit, klausykit šitą kanalą ir jūs apie tai sužinosit. Iki.